Sveiki visi atvykę į satsangą, buvote laukiami šanti, šanti, šanti. Jūs nesate atskirtas nuo lyro žvaigždyno kaip sąmonė. Jūs nesate atskirtas nuo korona borealis žvaigždyno kaip sąmonė. Jūs nesate atskirtas nuo korona australis žvaigždyno kaip sąmonė. Jūs nesate atskirtas nuo kopėlo žvaigždyno kaip sąmonė. Jūs nesate atskirtas nuo šuo žvaigždyno kaip sąmonė. Jūs nesate atskirtas nuo drako žvaigždyno kaip sąmonė. Sąmonė yra už visko. Tai reiškia, jog jūs kaip sąmonė esate už žvaigždynų, visatų, galaktikų ir šios planetos. Jūs esate kaip sąmonė už visko. Atskirumas nėra realus. Jūs esate už jo kaip sąmonė. Atskirumas nėra kas kita kaip mentalinė nereali konstrukcija, kuri kvailina visus atskirumo mintimis ir idėjomis, o pats tas atskirumas iš tiesų nėra realus. Jūs esate sąmonė, jūs esate absoliuti sąmonė. Nėra realus nei objektas, nei subjektas. Reali yra sąmonė, kai jūs suvokite, jog objektas, pasaulis nėra realus ir subjektas jūs pats nėra realus, jūs persijungiate į sąmonę
į absoliučią sąmonę. Dingus subjektui dingsta palaipsniui ir objektas. Pasaulis nėra realus, nes jūs nesate nuo jo atskirtas. Pasaulis taip pat gali būti ir laikytinas nerealiu. Nes jis yra iš visų pusių persmelktas erdve. Kai jūs suvokite, jog jis iš visų pusių yra persmelktas erdve, jūs taip nugalite savo protą ir susitinkate su Brahmanu. Nes jeigu pasaulis yra persmelktas erdvė iš visų pusių, tai pats toks pasaulis, kai pasaulis nėra realus, o kažkas yra realu. Tai tas kažkas yra Brahmanas arba sąmonė. O kai jūs suvokiate visus kosminius objektus ir subjektus kaip nerealius kartu su pasauliu, tai tuose kosminiuose kūnuose yra suvokiama tai, jog jie visi yra persmelkti erdvė iš visų pusių. Tai patys tie objektai kaip tokie yra tiesiog miražai, kaip ir mūsų planeta, o tai, kas yra realu, yra sąmonė. Sąmonė, kuri yra už visko ir už kiekvieno. Ir jūs esate ta sąmonė. Visi kosminiai kūnai yra persmelkti erdve ir apsupti erdvė iš visų pusių. Kaip ir mūsų planeta, taigi visi tie kosminiai kūnai yra tiesiog ne materija, o taip vadinama sąmonė Brahmanas.
nes jeigu visi tie persmelkti kosminiai kūnai yra erdvė, tai kas tada yra? Ar erdvė, ar tie kosminiai kūnai? Jeigu iš tiesų tie kosminiai kūnai yra persmelkti erdvė, tai kas tada yra? Ar erdvė, ar jie? Laikant juos, tos kosminius kūnus, savo sąmoningume, jūs matote, jog jie sukasi ir kartoja sukimosi taktus. Tai yra persmelkta erdvė iš visų pusių. Ir tai jums atskleidžia tai, jog jie tai yra tiesiog miražai. Planeta persmelkta erdvė ir per visas dangaus sferas. Ir visi kosminiai kūnai taip pat persmelkti erdvė iš visų pusių ir per visas jų sferas. Tai reiškia, jog tie visi kūnai nėra tokie, kokiais mes juos matome ir priemame. Mes matome, pavyzdžiui, planetą kažkokią ir per taip vadinamą palydovą Europą, pavyzdžiui. Ir ta planeta yra iš visų pusių persmelkta erdvė. Tai ir per visą pačią planetą. Tai kas tada yra? Ar ta planeta, ar erdvė? Ir tas pats principas veikia visame kosmose. Visi kosminiai kūnai yra persmelkti erdvė iš visų pusių. Tai tada yra erdvė ar jie.
tiesų jūs pats esate dieviška erdvė, iš tiesų jūs pats esate amžina erdvė. Jūs nesate skirtas nuo kosminių darinių. Jūs nesate skirtas nuo galaktikų, jūs nesate skirtas nuo visatų, jūs nesate skirtas nuo žvaigždynų. Atskirumas nėra realus. Ir iš tiesų jūs kaip sąmonė esate už tų visų kosminių kūnų. Ir liekate tą sąmonę, nepaliestas jais. Nes sąmonė yra viskas. Ir jūs esate ta sąmonė. Jūs nesate skirtas nuo maksimalaus skaičiaus visatų, kaip sąmonė. Jūs nesate skirtas nuo maksimalaus skaičiaus galaktikų, kaip sąmonė. Tuose vadinamuose kosminiuose kūnuose už jų realybės yra taip vadinama amžina sąmonė. Bet kaip tą sąmonę įžiūrėti, tai pradžioje reikia suvokti, jog visi tie kosminiai kūnai iš visų pusių yra persmelkti erdvę. Tai suvokus, jums turi atsiskleisti taip vadinama amžina neribota tobula sąmonė. Nes jūs pradedate matyti taip, kaip yra iš tiesų, o ne kaip jums pateikia jūsų protas. Jūs esate amžina nekintanti tobula sąmonė. Jūs nesate skirtas nuo Aldebaran žvaigždyno kaip sąmonė.
protas iš tiesų yra taip vadinamas aš, bet tas aš nėra realus, jis yra nereali mentalinė konstrukcija. Ir tas aš yra paplitęs per visą planetą. Tai kai jūs tą aš nugalite, jūs nugalite taip vadinamą protą. Ir tai jums suteikia taip vadinamą prašvitimą. Jūs suvokiate, jog iš tiesų pasitelkę inquiry praktiką, iš tiesų, jog jūsų kaip kūno nėra, jog yra sąmonė ir absoliutas ir jūs esate ta sąmonė. Sufokusavus dėmesį į save, jūs momentaliai suvokite, jog jūsų nėra, jog yra absoliutas, yra sąmonė, bet jūsų kaip tokio, kaip kūno net nėra. Tai čia yra taip vadinama samadhi būsena, neskirstimo būsena. O dar kitaip tai prašvitimas. Įsivadavimas iš kūniškos sampratos. Jūs atgręžiate dėmesį į save ir suvokite, jog ten yra tuštuma. Ir ta tuštuma nėra tuščia, ten yra dvasinės savęs žinios. Jūs fokusuojatės į save ir staiga tas aš dingsta. Dingsta aš ir dingsta mintis apie aš. Tada lieka sąmonė, tada lieka absoliutas. Ir toje būsenoje yra tyla, yra ekstazė ir yra palaima. Suvokus pasaulį kaip persmelktą erdvę iš visų pusių ir nerealų, jūs suvokiate, jog nėra mirties ir nėra laiko. Bet to, ko gero neužtenka, reikia suvokti visus kosminius objektus ir savo pasaulį kaip persmelktus erdvę iš visų pusių. Ir tada įvyksta permąstymas kosminės padėties. Tada jau jūs iš tiesų, ko gero, ir tampate už mirties ir už laiko. Nes tikėtis nemirtingumo, remiantis viena planeta, yra iš tiesų naivu.
tiesų jūs pats esate nemirtingumas ir jūs nesate atskirtas nuo planetos, jūs nesate atskirtas nuo visų kosminių kūnų. Aš ir tu nėra realūs. Jie yra nerealios mentalinės konstrukcijos. Tai suvokus, jūs nugalite protą. Jūs nesate kūnas, jūs kaip individuali autonominė nepriklausoma asmenybė iš tiesų neegzistuojate, nes atskirumas nėra realus. Realiai yra sąmonė ir jūs esate ta sąmonė. O sąmonė pasireiškia tada, kada jūs nugalite aš. Jūs nugalite aš, suvokite, jog jis yra nereali mentalinė konstrukcija. Ir tada jūs tampate prašvitusią asmenybę. Ir tame nebuvime, tame nebuvimo dalyke yra palaima, ekstazė ir džiaugsmas, nes jūs pradedate viską matyti tiesiogiai, kaip yra, patirti viską, ką reikia patirti. Ir patiriate tiesiogiai, nes aš daugiau jums nebetrukdo, nes jis yra suvoktas kaip nerealus. Tai dingsta ir mintis visos aš, ir visi apmąstymai apie aš, pats aš, ir lieka tik būtis, sąmonė ir palaima. O nugalėjus aš stumiuos jūs į jos, jūs dar kartą nugalite protą.
Jūs kaip sąmonė esate pati amžinybė. Jūs kaip sąmonė esate pats tobulumas. Jūs nesate kūnas, jūs esate sąmonė. Egoizmas yra taip vadinamas suvokimas, aš esu kūnas. Ir jis nėra realus, reali yra sąmonė. Aš ir tu esame viena. Jūs esate už visų kosminių kūnų ir šios planetos. Kaip sąmonė linkiu jums ramybės. Šanti, šanti, šanti. Iki